Sveiki sugrįžę į dar vieną mano podcasto epizodą apie ledo ritulį, sportą, kuriame laimi ne tik greitesni ir stipresni, bet ir tie, kurie moka valdyti savo protą. Šiandien mes vėl pakalbėsime apie vieną galingiausių, bet dažnai nuvertinamų dalykų – vaizduotės treniruotės. Kaip jos padeda sportininkam pasiekti stipriausią savo versiją, kaip vaizdiniai gali pakeisti žaidimą, pastumėti siekti daugiau ir padėti psichologiškai nepalūžti sunkiausiuose momentuose. Tokių tikrai būna, garantuoju. Taip kad šiandien įsitaisot patogiai ir bus įdomu paklausyti, kaip reikia ką daryti, kad tą sėkmę pritraukti arčiau savęs, kiek yra įmanoma. Noriu tiesiog priminti, kad visa šita informacija yra paimta iš knygos, kurią parašė Solas L. Milleris, Hockey Tough. Vat, Crosbys yra nufotografuotas, taip kad, kaip sakant, legit dalykas. Ir dabar trumpas priminimas, kad jeigu dar neužprenumeravote mano kanalo, tai jau pats metas padaryti. Jeigu nepaspaudėte like, tai irgi pats metas jau paspausti tą like, nes užtruksite jūs pusę sekundės, o kanalui tai yra superinis dalykas, nes tada YouTube supranta, kad kanalas kaip ir neblogas, galima jį stumti aukščiau. Tada būtinai pakomentuokite ir parašykite savo kažkokius, galbūt esate susidūrę su tokiais psichologiniais momentais, kuriuose jums arba padėjo galbūt mano informacija pateikta mano kanale, o galbūt turėjote kažkokių tai savo šaltinių arba savo pagalbos, kuri jums padėjo. Galbūt tėvai, treneriai ir taip toliau. Būtų labai smagu, komentuokit, nebijokit, galitgi anonimiškai komentuoti, jeigu kažkas bijot pasirodyti iš tikrųjų. Gerai, važiuojam. Pirmas. Tikslo vaizdinys matyti save ten, kur nori atsidurti. Šiaip tai truputėlį sustosiu, šitos laidos mano dažniausiai ir yra apie visa šita knyga iš principo apie įsivaizdavimą, vaizduotę ir taip toliau. Bet tai yra greičiausiai yra pats svarbiausias dalykas, nes kaip tu save įsivaizduosi, kaip apgausi savo smegenis, taip tau ir bus. Ir tą būtinai reikia lavinti ir treniruoti, ir dar kartą apie tai kartosiu ir aš, ir iš principo ne savo žodžiais, bet Solo Millerio ir kitų sporto psichologų žodžiai lygiai tokie patys, kiek yra knygų prirašyta, niekas iš principo nesiskiria, viena mantra, įsivaizdavimas ir taip toliau. Tarsi gerai. Keliaujam toliau. Taip, iš naujo. Pirmas, tikslo vaizdinys, šiek tiek nušokau į šoną, tikslo vaizdinys matyti save ten, kur nori atsidurti. Sporto psichologai senai kalba apie tai, kad labai svarbu ne tik treniruotis fiziškai, bet ir turėti minčių kryptį. Tačiau vien vaizduotė kaip miglotas vaizdinys ne visada veikia arba iš principo neveikia. Veikia tik konkretus, aiškus tikslas, matomas taip ryškiai, kad smegenys ima elgtis taip, lyg jis jau būtų pasiekiamas. Labai svarbu tą įsiminti ir kad tai turi būti ryšku. Įsivaizduok save stovinti ant profesionalaus ledo, pavyzdžiui, ryškus vaizdinys, įsivaizduok, kad girdi sirenos aidą po pergalingo įvarčio, jauti, kaip komanda tau ploja per pečius, kaip rankoje laikai medalį, ar šalmą, ar kažkokį tai, pavyzdžiui, lazdą iškeltą į viršų po įtemptos kovos, po pergalės ir taip toliau. Šie vaizdai ne šiaip gražūs vaizdiniai, jie veikia kaip smegenų degalai smegenims. Kiekvieną kartą, kai tau sunku, kai nesinori keltis į rytinę treniruotę, toks vaizdinys gali tapti papildomu stumimu arba papildoma motyvacija, kuri priverčia judėti į priekį ir atsikelti anksti ir daryti kažkokį tai rutiną, kuri galbūt ne visada yra maloni arba, sakykime, atsikelti ryte anksti, kai šalta žiemą ir, pavyzdžiui, prasibėgti ar prasieiti tiesiog lauke. Ne visi tą gali, ne visi to nori, nes patekęs žmogus į komforto zoną, jisai nori komforto zonoje ir likti. Visa tai, kas yra už komforto zonos, niekam nėra malonu. Ir
reikia save versti arba turėti kažkokią tai išorinę motivaciją. Kai kurie žaidėjai net kabina savo tikslų nuotraukas, mėgstamiausių žaidėjų nuotraukas, galbūt komandos, į kurią jie nori patekti, galbūt ledo areną, kurioje jie norėtų žaisti, kabina ant sienos ir tai jiems veikia kaip motivacija. Tai nėra kažkokia taip savimeilė arba noras pasirodyti, tai yra tiesiog, kad aš turiu kryptį ir tai yra priminimas, atsibundi ryte, atmerki akis ir matai, pavyzdžiui, Rogers Arena. Rogers, gerai, angliškai pasakiau, Rogers Arena ir tai yra tavo tikslas, pavyzdžiui, žaisti ten, toj arenoje, ne? Antras, vaizdinys kaip vaidinis variklis. Yra žmonių, kurie sako, čia tai tik tai psichologija, bet būtent psichologija sporte labai dažnai nulemia, kas peržengs ribą, o kas vis dėlto pasiduos anksčiau laiko. Tarkime, yra istorija apie jauną ledo ritulininką. Dar kartą primenu, kad visa tai yra informacija iš Hockey Tough knygos, kurią parašė Solas L. Milleris. Yra istorija apie jauną ledo ritulininką, kuris kiekvieną rytą pradėdavo žiūrėdamas į nuotrauką komandos, kuri laimėjo olimpinės varžybas, olimpiadą, bet ne todėl, kad jis norėjo būti panašus į tuos žmonės, kurie žaidė toje komandoje, bet todėl, kad tas vaizdas jam buvo simbolis. Va čia aš noriu ateityje būti. Ta diena jam būdavo lengviau tiesiog ne tik atsikelti, bet ir save spausti, stumti treniruotėje, kad jis vis padarytų daugiau, negu iš principo gali. Galutinio tikslo vaizdas yra tarsi magnetas. Jis tempia arba traukia tave pirmin, net kai tai yra aplinkui chaosas, kai kažkas nepavyksta, kai atrodo, kad progresas yra pakankamai lėtas, neprogresuoja greitai. Tik, labai svarbi detalė, žinoma, vien to neužtenka. Čia turi susitikti du dalykai – aiškus tikslas ir realus darbas. Jeigu jums patinka tokio tipo turinys, pasidalinkite šiuo epizodu su draugu, komandos draugu, treneriu, tėvais ir nepamirškite, kad kiekvienas jūsų paspaustas like patiktukas, peržiūra arba komentaras padeda šiam podcastui pasiekti daugiau ledo ritulio fanų, sportininkų ir šiaip žmonių. Tęsiam toliau. Gyvūnų metaforos instinktų pažadinimas. Dabar pereinam prie technikos, kuri iš pirmo žvilgsnio gali skambėti keistai, bet realiai yra naudojama tiek jaunimo ledo ritulyje, tiek NHL lygoje. Na ir aišku, kitose lygose turbūt taip pat. Tai gyvūno įvaizdis. Kodėl gyvūnai? Nes jie turi tai, ką sportininkai kartais praranda – instinktą. Ką sportininkai praranda? Instinktą, paprastumą, agresiją, gebėjimą nesigilinti į nesėkmes ir tiesiog tęsti kovą. Didžiosios katės – greitis, agresija, medžiotojo instinktai. Tigrai, panteros, jaguarai – tai populiariausi sportininkų pasirinkimai. Jie neabejoja, jie nepergalvoja klaidų, jie nesikremta po nesėkmės, jie tiesiog juda toliau, kitas keitimas ir tiek. Vienas NHL žaidėjas pasakojo, kad vaizdavosi save kaip jaguarą. Žemai esanti, tykanti, stebinti aikštę, pasiruošusi šokti į momentą ir perimti žaidimo kontrolę. Meškos – jėga, stabilumas, fizinė valdžia. Ne visi renkasi agresyvius plėšrūnus arba, sakykime, tos plėšrūnus tokius mums įprastus. Kai kurie renkasi tiesiog mešką ne dėl to, kad jį lėta, bet dėl to, kad jį gali būti visiškai nejudinamas objektas. Vienas veteranas, kuris žaidė NHL, sakė, kad jam meškos įvaizdis padėdavo jaustis tvirtu prie vartų, laimėti fizinės kovas, užimti teritoriją taip, kaip to reikalauja gynėjo darbas. Tai daugiau nei fantazija, tai psichologinis užtaisas, kuris leidžia sportininkui perjungti režimą. Ketvirtas. Praktiniai patarimai, kaip pasirinkti vaizdinį. Jei nori pats išbandyti šias technikas, Solas Milleris turi kelis paprastus, aiškius žingsnius. Pirmas. Įvardink konkretų tikslą. Ne noriu būti geresnis, bet
noriu patekti į tam tikrą komandą, noriu daugiau minučių ant ledo, noriu būti patikimas gynėjas ar puolėjas, noriu geresnės ištvermės trečiame kėlinyje. Antras, susikurk vaizdą savo. Įsivaizduok, kaip atrodo tas momentas, kas aplink tave, kaip juda kūnas, kaip jaučiasi rankos, kojos ir kvėpavimas. Kuo ryškiau, tuo geriau. Trečias, pasirink gyvūną. Paklausk savęs, kokio tipo žaidėjas esu dabar. Kokio žaidėjo tipo aš noriu būti ateityje. Ir kokių savybių man trūksta. Greitis – rinkis gepardą. Jėga – rinkis mešką. Staigumas – leopardą, jaguarą. Lyderystė – rinkis vilką. Kartok tai reguliariai. Vaizdiniai neveikia, jei juos darai kartą per mėnesį. Tai turi tapti rutina kaip apšilimas ar metimų serija. Ačiū, kad buvote kartu su manimi šiame epizode ir išklausėte visą epizodą iki galo. Jei šios technikos jūs sudomino, išbandykite jas, galbūt būtent jos taps tuo trūkstamu elementu jūsų žaidime, tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Taip kad visiems iki kito karto, likite stiprus, susikaupę ir visada pasiruošę kitam keitimui. Sėkmės!